Gerai, mes esame Duolės Kiekavos bažnyčioje. Ir iš projektuotojų gavome užduotį sustiprinti pamatus, o po to atlikti pamatų hidroizoliaciją. Mes apžiūrime istorinius pastatus, tai dažniausiai visiems istoriniams pastatams, su kuriais esame susidūrę, trūksta mūrinės dalies hidroizoliacijos nuo pamatų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad drėgmė gana laisvai cirkuliuoja ir sunkiasi iš pamatų į mūrinę dalį. Kodėl tai turėtų būti laikoma problema? Istoriniuose pastatuose iki šiol dažniausiai, kai jie buvo statomi, buvo šiek tiek kitoks mikroklimatas viduje. Ypač jei tai liečia istorinių pastatų rūsius. Tai jie buvo šaltieji rūsiai, kur faktiškai niekam nerūpėjo tai, kad ten ta drėgmė tose mūro dalyse yra. Bet šiais laikais, kaip mes gerai žinome, mes norime viską įsisavinti, papildomas patalpas įrengti, vadinasi, išnaudoti ir šiuos rūsius naudingai. Įrengėme ten šildymą ir dėl to iš esmės pakeičiame šių patalpų mikroklimatą. Tai reiškia, kad drėgmė intensyviai pradeda cirkuliuoti. Ji sunkiasi vis dar taip pat kaip anksčiau, bet šiuo atveju ji intensyviai išgaruoja šiuose patalpose. Ir garuodamas vanduo palieka mūrę, druskas ir visas tas medžiagas, kurios yra ištirpusios vandenyje. Mūre dėl to kaupiasi mūre šios druskos. Ir lėtai jos šį mūrą pradeda griauti. Ir tai faktiškai yra laiko klausimas, kada mes pamatome, kad pradeda skirtis įvairios apnašos ant mūro. Ir tai tik pradinis procesas, nes šios druskos yra visame mūro viduje, tūryje, ir jos plėsdamosi pradeda griauti ir pačią šią plytą bei mūrą kaip tokį. Dėl to jis praranda laikomąją galią, jei mes nieko nedarome. Šiuo atžvilgiu mes susidūrėme su vienu tokiu objektu, tai yra Kiekavos bažnyčia, kur mus pasikvietė architektas Artūras Lapinis, dėl to, kad viena dalis šios bažnyčios gan intensyviai sėda su ryškiai dideliais įtrūkimais. Taigi mes parengėme pamatų stiprinimo projektą, kartu laikėme būtinu pagerinti ir pačią mūro būklę. Pamatų hidroizoliaciją mes atlikome naudodami injekcijos metodą. Vincent's Polyline, Hydrostop ir 80. Taigi, darbų eiga yra tokia, kad iš pradžių mums reikia išgriežti skyles beveik per visą sienos storį, paliekant apie 5 cm iki sienos pabaigos. Mūsų atveju sienos storis yra 1,10 m, o gręžiame 1 metro gylyje. Po to skylė išvaloma ir į ją įpumpuojama naudojant rankinį pistoletą arba elektrinį pistoletą. Atliekame horizontalią injekciją. Skylės turi būti gręžiamos kas 15 cm, o jų skersmuo nuo 12 iki 14 mm. Mūsų atveju tai buvo 14 mm. Kai anga užpildoma, vėliau ji užtepama arba nesitraukiančių skiedinių, arba, kaip mūsų atveju, naudosime istorinį tinką, kurio yra nutinkuotas visas likęs pastatas. Hidroizoliacija naudojama tam, kad sumažintų vandens, tiksliau gruntinio vandens, daroma poveikį pamatams ir fienoms.